Kalbėdamas apie šariatą, visagalis Allahas tarė, bet tie, kurie nepatikėjo, teigia, kad jie niekada nebus prikelti. Sakyk, taip prisiekiu savo viešpačiu jūs. Tikrai būsite prikelti. Tada jums tikrai bus pranešta apie tai, ką jūs darydavote. Ir tai Allahui lengva. Koranas sura Netekimas 64:7. Visos dangiškos knygos tam pritarė. Kalbant apie jausmus, Allahas parodė savo tarnams, kaip atgaivinti mirusiuosius šiame pasaulyje, o sūroje Al-Bakara karvė yra 5. Pavyzdžiai. Pirmasis pavyzdys – Mozės žmonės, kai jie jam pasakė, Musa, Moze, mes niekada netikėsime tavimi, kol aiškiai nepamatysime Allaho. Koranas. Sura, karvė 255. Taigi visagalis Allahas privertė juos mirti, o paskui sugrąžino juos į gyvenimą. Apie tai visagalis Allahas, kreipdamasis į Izraelio sūnus, sako, ir atminkite, kai jūs sakėte, Musa, Moze, mes niekada 22. netikėsime tavimi, kol aiškiai nepamatysime Allaho, bet apėmė jūs žaibo blikstelėjimas jums bežiūrint. Tada mes prikėlėme jūs po jūsų mirties, kad galėtumėte būti dėkingi. Koranas, sura, karvė 2:55-56. Antrasis. Pavyzdys – istorija apie nužudytą žmogų, dėl kurio Izraelio sūnus ginčijosi, o visagalis Allahas įsakė paskersti karvę ir smogti nužudytajam jos dalimi, kad šis pasakytų, kas jį nužudė. Visagalis Allahas apie tai pasakė, ir atminkite, kai jūs nužudėte žmogų ir susiginčijote tarp savęs dėl šio nusikaltimo. Bet Allahas išaiškino tai, ką jūs slėpėte. Taigi mes sakėme, suduokite jam mirusiam žmogui šios karvės dalimi, taip Allahas gražina mirusius į gyvenimą ir parodo jums savo ajat įrodymus, įkalčius, eilutes, pamokas, ženklus, apreiškimus ir tai, kad jūs suprastumėte. Koranas, sura, karvė 2:72-73. Trečiasis pavyzdys – istorija apie žmonės, kurie paliko savo namus, norėdami pabėgti nuo mirties, ir jų buvo tūkstančiai. Visagalis Allahas juos nužudė, o paskui atgaivino. Visagalis Allahas apie tai pasakė, ar tu, Muhamedai, negalvoji apie tuos, kurie paliko savo namus tūkstančiais. Baidžiadomi mirtys. Allahas sakė jiems, mirkite, o tada jis gražino juos į gyvenimą. Iš tiesų, Allahas kupinas dosnumo žmonėms, bet dauguma žmonių Nedakingi. Koranas, sura, karvė 2:243. Ketvirtasis pavyzdys – istorija apie žmogų, kuris praėjo pro kaimą, kuriame nieko nebeliko, ir jam atrodė neįmanoma, kad visagalis Allahas kada nors atgaivins ten gyvenusius žmonės. Tada visagalis Allahas jį numarino 100 metų, o paskui atgaivino jį. Visagalis Allahas apie tai pasakė, arba kaip tas, kuris praėjo pro miestą. Paversta gruvizijais. Jis tarė, o kaip Allahas kada nors sugrąžins jį į gyvenimą po mirties, taigi Allahas privertė jį mirti 100 metų, tada jį Praikal. Jis tarė, kiek laiko tu išbuvai miręs, jis atsakė, galbūt dieną. Ar dalį dienos, jis tarė, ne, tu išbuvai miręs 100 metų. Žvilgtelk į savo maistą ir savo gėrimą, juose jokių pakitimų, ir žvilgtelk į savo asilo likučius. Ir taip mes padarėme tave ženklų žmonėms. Pažiūrėk į kaulus, kaip mes surenkame juos ir apdengiame juos mėsa, kai tai buvo aiškiai jam parodyta. Jis tarė, dabar aš žinau, kad Allahas gali padaryti viską. Koranas, sura, karvė 2:259. Penktasis pavyzdys. Pranau Abraomo, Ramibdžiam. Istorija, kai jis paprašė visagalio Allaho parodyti jam, kaip jis atgaivina Maruzijas. Taigi visagalis Allahas įsakė jam papjauti 4 paukščius ir
palikti jų dalis jį supančiuose kalnuose. Kai pakvietė juos nupjautos dalys, susijungė ir paukščiai tuoj pat atskrido pas Abraomą. Visagalis Allahas apie. Tai pasakė, ir atminkite, kai Ibrahimas Abraomas sakė, mano. Viešpatie, parodyk man, kaip tu suteiki gyvenimą mirusiajam, jis Allahas. Tarė, ar tu netiki, jis Ibrahimas Abraomas tarė, taip aš tikiu, bet tam, kad būčiau stipresnis tikėjime, ji tarė, paimk 4 paukščius tada. Priversk juos linkti į tave, tame paskersk juos, supjaustyk juos į gabalus ir tada išdėstyk jų dalis ant kiekvienos kalvos ir pakviesk juos, jie ateis pas. 23. Tave Paskabomis. Ir žinok, kad Allahas yra visagalis, visa išmanantis. Quranas, Surah, Kave, 2:260. Tai tikri, apčiuopiami pavyzdžiai patvirtinantis, kad mirusiųjų prisikėlimas yra įmanomas. Jau minėjome, kad stebuklai, kuriuos visagalis Allahas atskleidė per Įsą Jėzų, Marijos sūnų, apėmė mirusiųjų prikėlimą ir išvedimą iš kapų visagalio Allaho leidimu. Kalbant apie protą, yra 2 aspektai. Vienas iš jų, visagalis Allahas nuo pat pradžių sukūrė dangų ir žemę su viskuo, kas juose yra, o tas, kuris sugeba ką nors sukurti pirmą kartą, taip pat Sugeba tai atkurti. tarė visagalis Allahas, ir jis yra tas, kuris duoda pradžią kūriniai, tada jis pakartos tai po to, kai jį išnyks. Ir tai lengviau jam. Quranas, Surah, Romanai, 30:27. Ir tarė visagalis, kaip mes pradėjome. Pirmąjį kūrimą mes pakartosime tai. Tai yra pažadas duotas mūsų. Iš tiesų, mes tai padarysime. Quranas, Surah, Pranasai, 21:104. Ir jis pasakė, liepdamas atsakyti tiems, kurie laikė neįmanomų atgaivinti jau sugedusių kaulų, sakyk, tas suteiks jiems gyvybę, kuris sukūrė juos pirmą kartą. Ir jis yra visa žinantis apie kiekvieną kūrinį. Koranas, Sura, Jasin 36:79. Antra, žemė negyva, sausa, be žalių augalų, tada lyja, ji pradeda judėti ir atgyja, pasidengia žaluma ir štai išaugina visokius gražius augalus. Jabantis. Atgaivinti mirusią žemę taip pat gali atgaivinti mirusius žmonės. Ter. Visagalis Allahas, ir iš jo ženklų tame tai, kad jūs matote nederlingą žemę, tačiau kai jis nuleidžia vandenį į lietų, jei jį pakeliama gyvenimui ir Ojimui, Augalų. iš tiesų tas, kuris suteikia jai gyvenimą, tikrai gali suteikti gyvenimą mirusiam prikėlimo dieną. Iš tiesų jis gali viską. Koranas Sura, jiems detaliai išaiškinta 41:39. Ir tarė visagalis, ir mes atsiuntėme palaimintą vandenį lietų iš dangaus. Tuomet mes juo užauginome sodus ir javų derlius. Ir aukštas datulių palmes su gausiomis. Kekamis. Visa tai Allaho tarnų aprūpinimui. Ir mes lietumi suteikiame. Jaivaib nedživai zamei. Taipogi įvyks ir mirusių prikėlimas. Quranas, Surah, Kaf, 50:9-11. Tikėjimas paskutinė diena taip pat reiškia tikėjimą viskuo, kas nutinka žmogui po mirties, pavyzdžiui. Vienas išbandymas kape, tada, kai mirusiajam po palaidojimo užduodamas klausimas apie savo viešpatį, religiją ir pranašą. Allahas tvertu zodziu palaiko. Tuos, kurie tiki, ir toks žmogus atsako, mano viešpats yra Allahas mano. Religija yra islamas, mano pranašas yra Muhamedas, ramybė ir Allaho palaima jam, ir Allahas paliks neteisiuosius klysti, o netikinti sakys, aš nežinau, o veidmainis ir abejojantis sakys, nežinau. Girdėjau kaip žmonės kažką sako, ir aš taip pat tai pasakiau.
2 kankinimas ir palaima kape, veidmainių ir netikinčiųjų laukia kančios. Tarė visagalis Allahas, ir jei tik jūs galėtumėte matyti, kai Zalimun. 24. Daugiadieviai ir nusidėjėliai yra mirties agonijose, kai angelai tiesia savo rankas, sakydami, atiduokite savo sielas. Šią dieną jums bus atlyginta žeminančia kančia už tai, kad jūs kalbėdavote prieš Allahą kitą nei tiesą. Ir Jūs atmesdavote jo ajat įrodymus, įkalčius, eilutes, pamokas, ženklus. Apreiškimus ir nepagarbiai, Koranas sura, Galvijai 6:09:3 Ir visagalis Allahas pasakė apie faraono žmonės, ugnis jie veikiami jos. rytą ir popietę. O dieną, kai valanda ateis, bus pasakyta angelams. Priverskite faraono žmonės įžengti į žiauriausią kančią, Koranas sura. Atliad Ages 40:46. Sahih Muslim rinkinyje Zaid ibn Thabit tegul Allahas bus jo patenkintas pasakoja, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė. Ir jei ne dėl baimės, kad nustosite laidoti mirusiuosius, aš prašyčiau Allaho, kad duotų jums išgirsti, ką girdžiu iš kankinimų kape. Tada jis atsisuko į mus ir pasakė, prašykite Allaho apsaugos nuo ugnies kančių. Jie pasakė, Mes prašome Allaho apsaugos nuo kankinimų ugnyje, tada jis pasakė. Prašykite Allaho apsaugos nuo kankinimų kape. Jie pasakė, mes prašome Allaho apsaugos nuo kankinimų kape, tada jis pasakė, prašykite Allaho apsaugos nuo slaptų ir atvirų išbandymų. Jie pasakė, mes prašome Allaho apsaugos nuo slaptų ir atvirų pagundų, tada jis pasakė, prašykite Allaho apsaugos nuo Dadžal išbandymų. Jie pasakė, mes prašome Allaho apsaugos nuo Dadžal išbandymų. O palaima kape laukia nuo širdžių tikinčiųjų. Tarė visagalis Allahas, iš tiesų tie, kurie sako, mūsų viešpats yra Allahas vienintelis ir tada laikosi. Tvirtai ant jų nusileis angelai jų mirties metu, sakydami, nebijokite. Neliūdėkite, tačiau priimkite geras žinias apie rojų, kuris jums pažadėtas. Koranas sura, jiems detaliai išaiškinta 41:30 Ir tarė visagalis, kodėl tada jūs neįsiterpėte, kai mirštančio žmogaus Seila, Pasikija Džerkal, kuomet jūs žiūrite, bet mes tai į mūsų angelai. Paimantis sielą yra arčiau jo nei jūs, bet jūs nematote. Tada kodėl, jeigu jūs esate atleisti nuo atsiskaitimo ir atlygio, tai į bausmės nesugražinate sielos atgal į kūną, jeigu esate teisūs. Tada, jeigu jis mirštantis asmuo yra išal Mukarabun tų, kurie bus arti Allaho, jam bus suteiktas atokvėpis ir aprūpinimas ir malonumo sodas rojus. Koranas sura, Ivikis 56:83, 89. Al-Bara ibn Azib, tebūnė Allahas jo patenkintas, pasakoja, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pranešė, kas atsitinka po to, kai tikintysis atsako į 2 angelų klausimus savo kape, šauklys iš dangaus skelbė. Mano tarnas kalbėjo tiesą. Paklok jam lovą iš rojaus patalų, aprenk jį rojaus rūbais ir atidaryk jam rojaus vartus. Tada rojaus gėris bei jo kvapas ateina pas jį ir Allahas atveria jam erdvę, kiek tik akis mato. Šį ilgą kadisą perdavė Ahmed ir Abu Davud. 25. Kai kurie žmonės nukrypo nuo tikrojo kelio ir ėmė neigti kančią ir palaimą kape, teigdami, kad tai neįmanoma ir nedera su objektyvia realybė. Sakė, jei atidarysite kapą, mirusysis bus tokioje padėtyje, kurioje jis buvo padėtas ir kapas netaps neerdvus, nejangtas. Šis teiginys yra klaidingas, jį paneigia šariatas, mūsų jausmai ir protas.
Kalbant apie šariatą, mes jau citavome Korano ir Sunos tekstus, patvirtinančius kankinimo ir palaimos tiesą kape. Sakik al-Bukhari Rinkanij, ibn Abbas Shadiz, Tegal Allahas bus. Patenkintas juo ir jo tėvų sakoma, pranašas ramybė yra Allaho palaima jam. Išėjo už Medinos sienų ir išgirdo 2 žmonių, kurie kankinosi savo. Kapuos, balsis. Jis paminėjo hadisą, kuriame sakoma, kad vienas iš šių žmonių neapsiplaudavo nusišlapinės, o kitas skleidė paskalas. Kalbant apie jausmus, juk miegantis žmogus kartais sapne mato, kad yra erdvioje ir gražioje vietoje, kurioje jam smagu, arba priešingai sapnuoja, kad pateko į ankštą ir baisią vietą, kurioje kenčia, todėl net kartais pabunda nuo to, apie ką svajoja. Ir kol jis yra savo lovoje savo kambaryje, tai yra jo padėtis. Nesikiša. O miegas yra mirties brolis, todėl visagalis Allahas pavadino jį Murtamai. Tarė visagalis Allahas, tai Allahas, kuris paima sielas jų mirties momentų ir tų, kurie nemiršta miegodami. Jis sulaiko tas sielas tų, kuriems jis nulėmė mirtį ir parsiunčia likusias iki nustatyto termino. Koranas, Sura. Grupės 39-42. Kalbant apie protą, miegantis žmogus sapne gali pamatyti tai, kas atitinka tikrovę. Netgi kartais mato pranašą ramybę ir Allaho palaimą jam, o kas mato jį tokį, koks jis aprašytas patikimuose šaltiniuose, jis mato būtent jį. Tačiau tuo pačiu žmogus guli savo lovoje, toli nuo to, ką mato. Jei tai įmanoma šiame pasaulyje, tai ar tikrai tai neįmanoma anapusinėme pasaulyje? Kalbant apie jų teiginį, kad jei atidarytume kapą, mirusi žmogų rastume tokioje padėtyje, kurioje jis ten buvo padėtas, o kapas netapo nei erdvus, nei ankstės. tai galima atsakyti taip. Pirma, negalima prieštarauti tam, su kuo atėjo šariatas. Jei prieštaraujantis apmastytų savo nepagrįstus teiginius, jis pats suprastų jų nenuoseklumą. Yra. Sakoma, kiek žmonių smerkia teisingus žodžius tik dėl jų nesupratimo. Antra, tai, kas vyksta tarpinėme pasaulyje, barzak, yra slapta ir nesuvokiama mūsų juslėmis. Jeigu visą tai galėtume suvokti, tada tikėjimo paslapties, gaib, prasmė išnyktų bei neliktų tų, kurie tai atmestų, nes neturėtų galimybės neigti tai, kas akivaizdu. Trečia, kančia ir palaima, erdvumas ir ankštumas kape, visa tai jaučia ir patyrė tik miręs žmogus, taip pat kaip miegantis žmogus sapne mato, kad yra ankštoje, baisioje vietoje arba erdvioje ir gražioje, o kiti aplinkui to nemato ir nejaučia. Pranašas ramybė ir Allaho palaima jam, būdamas kompanionų apsuptyje, kartais gaudavo apreiškimą vathį ir jį išgirsdavo, bet kiti to 26. Negirdėjo. Arba būdavo, kad angelas pranašui pasirodydavo žmogaus pavidalu ir su juo kalbėjo, bet kompanionai angelo nematė ir negirdėjo. Ketvirta, žmonių suvokimas yra apribotas visagalio Allaho jiems duotais gebėjimais ir jie nesugeba suvokti ir jausti absoliučiai visko, kas egzistuoja. Taigi 7 dangus, žemė ir tie, kas juose, ir apskritai viskas, kas egzistuoja, šlovina Allahą ir jis kartais leidžia vienam iš žmonių išgirsti šį slovenimą. Ir vis dėlto tai nuo mūsų paslėpta. Visagalis Allahas apie tai pasakė, 7 dangus ir žemė ir visa, kad yra tame, garbina jį ir nėra nieko, kas negarbintų jo šlovės. Tačiau jūs nesuprantate jų garbinimo. Koranas, Sura, Noctis Kilion, 1744. Lygiai taip pat šėtonai ir džinai juda aplink zymį. Džinai ateidavo pas Allaho pasiuntinį ramybę ir Allaho palaima jam ir įdėmiai klausydavo, kaip jis recitavo Koraną, o paskui grįždavo pas savo tautą jos perspėti, tačiau vis tiek jie paslėpti nuo mūsų akių. Visagalis Allahas apie tai pasakė,
Adomo vaikai, neleiskite šėtonui apgauti jūsų, kaip jis ištraukė jūsų tėvus Adomą ir Havą Ievą iš rojaus, išrengdamas juos iš jų apdarų, kad parodytų jiems jų intimės vietas. Iš tiesų jis ir Kabiluhu, jo kariai iš džinų arba jo genties, mato jūs iš ten, kur jūs negalite matyti jų. Iš tiesų mes padarėme šajatin šėtonus auliją, globėjais ir padėjėjais tiems, kurie netiki. Quranas, Surah, Oxtibes, 7:27. Jei žmonės savo pojūčiais nesuvokia visko, kas egzistuoja, tai jie neturi teisės neigti to, kas yra patvirtinta Korano ir Sunos, paslėpta ir jiems. Nesuvokijama, asterisk, taikdžimas likamu. Likimas reiškia visagalio Allaho iš anksto nulemta viską, kas egzistuoja, pagal jo pirminės žinias ir tai, ką siūlo jo išmintis. Taikdžimas likamu apama keturis dalikas. Pirma, tikėjimas, kad visagalis Allahas žino viską apskritai ir išsamei. Pradiniai ir amžinai tiek su jo veiksmais, tiek su vergų veiksmais. Antra, tikėjimas, kad Allahas visą tai surašė į išsaugotą knygą. Visagalis. Allahas pasakė apie šios du dalykus, negi jūs nežinote, kad Allahas žino viską, kas yra danguose ir žemėje. Iš tiesų, visa tai yra knygoje Al-Lawh, Al-Majz. Iš tikrųjų tai lengva Allahui. Quranas, Surah, Hodzas, Polygramin Kilion, 22 hours 70 minutes. Sakik Muslim Shadiz Pranasama, Kad Abdullah ibn Amru ibn Alaz. Tebūnie Allahas jais patenkintas pasakė, girdėjau pasiuntinį ramybė ir Allaho palai majam, sakan, Allahas ura krinijos likima penkias deim. 1000 metų prieš dangaus ir žemės sukūrimą.